Šiandien papasakosiu jums idėją, kuri kilo mano galvoj. Tai birželio 2 dieną Matulionio progimnazijoje pradinukam lesim edukaciją, kad išsineštų jie daugiau žinių apie technologijas į vasarą, nes kaip žinia, pradinukam mokslo metai baigėsi jau netrukus. Tai pirmokai, antrokai, trečiokai ir ketvirtokai varžysis įvairios tipo rungtyse. Pirmokai ir trečiokai konstruos čiuožyklą, nes renginys vadinasi Leiskimės į vasarą. Antrokai konstruos mašinėlę ir varžysis, kurio mašina nuvažiavo toliausiai, o ketvirtokai varžysis krepšinio rungtynės. Kokios bus pagalbininkų užduotis? Pagalbininkų užduotis bus įvairiausios, jų tikrai reikės ne vieno ir ne dviejų, nes reikės teisėjų, kurie prižiūrės pradinukus, kurie varžysis bokštų rungty, ir taip pat, kas varžysis prie Lego rinkinių. Ten reikės savanorių daugiau, taip pat reikės porą ir operatoriaus, ir kompiuteristo. Kokia jūsų manymu yra sunkiausia rungtis? Man kiek yra tekę išbandyti, tai turbūt ketvirtokų krepšinis, kurie jie darys, nes berods iš 15 bandymų man pasisekė tik gal 2 ar 3 įmesti. Technologijų diena Leiskimės į vasarą. Birželio 2 diena Matulionio progimnazijos aktų salė. Įdomu. Keliaujam. Nu ką, technologijų diena. Ant stalo kalnai, spalvoti blokai, statom bokštus, skamba juokai. Kas aukščiau, kieno rankos greitesnės, Lego pasaulis čia svajonės begalinės. Statykime aukštai, kiek tik galim pasiekti, lėtėkime toli, kur paties mus ves, varžomės, juokiamės. Draugystė laimi, Lego pasaulis, kur stebuklai gimsta kasdien. Labas rytas, dalyviai. Sveiki susirinkę į technologijų dieną Leiskimės į vasarą. Taigi džiaugiuosi jūs visus čia taip gausiai matyti susirinkusius. Ar 3 A turime? Trečia P tikrai yra, 3 C. Ir 3 C tikrai yra, o 3 D? Nu super. Taigi šiandien, pasinaudodamas progą, noriu jūs pasveikinti su artėjančia mokslo metų pabaiga ir taip pat su sulaukta vasara. Galbūt šiandien salėje turime Auksę, Ąžuolą arba Eugenijų. Jeigu turim, tai labai norėčiau pasveikinti su vardo diena. Dabar pasistengsiu greitai pristatyti, kągi mes šiandien veiksime. Iš ryto klasių seniūnai klasiokams atnešė kūrybinę užduotį, kad tai per užduotis galite susipažinti pridėtoje instrukcijoje. Ir galiu palinkėti jums sėkmės atliekant kūrybinės užduotis ir jos bus eksponuojamos mokykloje, kad džiugintų ir kitų akis. O po renginio apie 12 valandą 1-2 mokinius arba klasių seniūnus, taip pat vyras laisvo laiko ir mokytojas arba mokytojų padėjėjas, jei tokių čia turime, kviesiu į relaksacijos kambarį, o ten turėsime diskusiją, renginio apibendrinimą, kaipgi mums sekėsi šiame renginyje. Į tą diskusiją nepamirškite atsinešti savo sukurtos trasos ir kūrybinės užduoties daiktų, kuriuos darėme. O dabar kągi mes veiksime šiandien, tai renginio programa mūsų yra tokia. 30 mokinių keliaus prie bokštų statybų, štai čia scenoje.
Taip pat jūsų tikslas bus pastatyti kuo aukščiausią ir tvirčiausią bokštą. Tai jūsų bokštus matuosime ir tvirtumą tikrinsime su užduotimi juos nunešti ant palangės. Ar jie nesugrius? Taip pat likusieji varžysis Lego rinkinių konstravime ir konstruos bobslėjaus trasą, arba kitaip rogučių nuolydį, gal galėčiau sakyti. O dabar apie vertinimą. Tai vertinsime, kas konstruos Lego rinkinius, vertinsime jūsų pasiektą rezultatą. Kuo toliau jūsų rogutės nuskries, tuo didesnį rezultatą, tuo daugiau taškų pelnysite. Vertinsime būtinai ir greitį, kas greičiausiai pastatys ir kas pelnys daugiausiai taškų. Ir labai vertinsime savybės, tai kūrybiškumą, komandinį darbą ir draugiškumą bei pagarbą kitiems. O kas statys Lego bokštus, vertinsime aukštį ir tvirtumą ir be abejo savybės. Dabar dėmesio į ekraną. Jums bus pademonstruota, kaip turi atrodyti jūsų bobslėjaus takelio galutinis rezultatas. Atkreipkite dėmesį, kaip jis yra paleidžiamas. Ir dar turiu jums klausimą. Galbūt yra žinančių, kas per sporto šaka yra bobslėjus? Ar yra žinančių? Žinantiems atnešamas mikrofonas atsakyti. Kas yra bobslėjus? Kokia tai sporto šaka? Vasaros rogutės. Na, iš tiesų tai taip, teisingai. Tai yra sporto šaka, kurioje sportininkai čiuožia specialiai įrengta ledo trasa nuo kalno vairuojamomis rogėmis. Tai sveikinu užsidėtus prizą ir kviečiu ateiti pas mane. Jūs vėlgi matėte, kaip reikia pastatyti jūsų bobslėjų vadinamąjį ir kaip bandysite ieškoti geriausio scenarijo, kaip tai padaryti. Gal sunkesnis bobslėjus geriau važiuos, o galbūt reikės sumažinti trintį uždedant ratus ar kažkaip kitaip. Taip, tai kas turės geltoną lipduką, tas varžysis bokštų rungtyje, statys bokštus štai čia. O kas turi žalią lipduką, varžysis rinkinių konstravime. O dabar trumpai apie taisyklės. Renginį filmuosime, saugoti renginio inventorių ir negalinti Lego detalių. Taip pat atsargiai elkitės su Lego dėžėmis, kad jos neišvirstų ant grindų, nes tada bus jau nekaršta. Komandose privaloma pasiskirstyti darbais, turi būti komandinis darbas. Salėje netriukšmaujame ir kai teisėjas jau įvertins jūsų statinį, jį iškonstruojame. Taigi prašome užimti savo pozicijas.
Kaip sekasi dalyvauti renginyje? Gerai. Kokie sunkumai kyla ir kaip juos pavyksta išspręsti? Na tai padeda mūsų antras čempionas. Tai kaip suprantu, su komandiniu darbu problemų komandoje nėra. O kaip pasiskirstėte komandoje darbais? Ar nekyla jokių nesutarimų? Nekyla. Tai esate labai stipri komanda, taip? Savo statinius stengiamės užbaigti ir kviečiame vertinti. Jei statinio užbaigti nespėjote ir iki užbaigimo dar yra toli, tai statinį galite iškonstruoti. Pabandėte kaip reikia ir viskas. Bet kas viską pabaigė, kviečiate vertintojus. Klausimėlis jums būtų toks, kaip matote, ar komandinis darbas padeda pasiekti geresnių rezultatų? Taip, tikrai padeda. Ir kaipgi pas jūs reikalai su komandiniu darbu? Ar nekyla nesutarimų dirbant komandoje? Ne. Tai labai puiku. Komandiškai dirbate. O kaip matote, kas tokiame renginyje sunkiausia ir kaip tai įveikti reikia? Pastatyti kuo aukštesnį bokštą, kad jis nesugriūtų. Na, iš tiesų, ne iš lengviausių misija, tikiu. Galiu palinkėti jums sėkmės ir ačiū už atsakymus. Iki kitų technologinių susitikimų. Ačiū. Kaip matote, kaip vertinate mokinių komandinius sugebėjimus ir kūrybiškumą? Nu, aš vertinu labai gerai, todėl kad kai dirbo klasėje, nežinau, kaip baigsis dar aišku tas darbas, bet visiškai nesikišau. Jie patys pasiskirstė komandomis, pasiskirstė darbus, patys viską darė. Nu, mačiau, gražiai padarė. Kaip ten bus funkcionalu, nežinau, bet labai esu patenkinta, kad tikrai išryškėjo lyderiai, išryškėjo tie, kurie gerai vykdo komandas. Vienu žodžiu, patenkinta aš savo vaikų darbu. Labai džiaugiuosi, kad mokiniai dirba puikiai. Taip pat norėčiau dar paklausti, gal kažkokį smagiausią ar įdomiausią momentą renginio metu pastebėjote? Na, kad viskas čia smagu, man patinka tai, kad vaikai dirba, vienas išdykavo vienu metu, bet dabar dirba kartu ir sakau, ar gerai dirba, sakė kaip angelas. Tai man šitas labai patiko ir dirba visi ir tie, kurie atrodo nelabai iniciatyvūs, jie irgi privalėjo poroje imtis iniciatyvos ir kažką daryti. Taip, kad nebuvo tinginiaujančių, nebuvo nuobodžiaujančių, visi dirbo. Neįsugalvota, labai šaunus vedėjas. Viskas labai organizuota gerai, Nojui pagirimai ir visai jo komandai pagirimai. Dideli. Ačiū labai už atsakymą. Ant grindų krenta spalvų vandenynas, rankos dirba, kur šedevrų sukūrinas. Bokštai auga, tarsi miškų karaliai, bet kas laimė šį mūšį galų gale. Lego bokštai kyla,
aukštyn į dangų. Lego mašinėlės lekia per žemės langą. Labas rytas dalyviai. Antra A yra? Antra B? Antra C? Ir antra D. Yra? Yra, taip. 30 mokinių keliaus prie bokštų. Jūsų tikslas bus pastatyti tvirčiausią ir aukščiausią bokštą. Statymai liks štai čia. Stenkitės ne tik aukštą statyti, bet ir tvirtą. O kai savo bokštą pilnai užbaigsite, kelkite ranką, kad galėtume pradėti matavimus anksčiau. Ir skubėdami netempkite per daug laiko, nes laiko mes turėsime tik 25 minutės statymą. Likusieji antrokai lenktyninės mašinėlės modelio statyme iš Lego rinkinių. Štai čia, kur yra paruoštos mėlynos dėlės. Štai čia jūs matysite, kaipgi turės atrodyti jūsų galutinis lenktyninės mašinėlės rezultatas ir būtinai atkreipkite dėmesį vaizdo įraše, kokios padangos yra naudojamos. Jums tai padės. Taigi, kaip ir sakiau, jūs kursite lenktyninio automobilio modelį ir jo paleidimo įrenginį. O tada eksperimentuosite jo judėjimą ir ieškosite sprendimų, kad jis nuvažiuotų kuo toliau ir uždirbtų jums kuo daugiau taškų. Jei kreipėte dėmesį vaizdo įraše, bandymams naudojom įvairias padangas ir jiems tai padėjo nuvažiuoti ganėtinai toli. O dabar kas juk varžysitės. Taigi, visi renginio pradžioje gavote po virtuką. Ten yra ne latelis, ten yra virtukas, galite jį užsiklijuoti. Taigi, kas gavo geltonas spalvos virtuką, tas keliaus varžytis prie bokštų, štai čia, 30 mokinių, o kas gavo žalią virtuką, varžysis poroje prie Lego rinkinių štai čia. O dabar prašome užimti savo pozicijas. Kas geltonus lapelius turi ten, kas žalius turi štai čia. Kaip tu manai, ar komandinis darbas padeda pasiekti rezultatų geresnių? Padeda. Ir kaip sekasi jums dirbti komandoje? Ar nekyla nesutarimų dėl darbų pasiskirstimo pavyzdžiui? Ne. Tai labai puiku, dėkui.
Pristatymams lieka apie 16 minučių. Ar jau spėjote susipažinti su naujais draugais renginyje? Jo, Ir ar lengvai tai sekėsi padaryti? taip. O kaip manote, kas šitame renginyje yra sunkiausia ir kaip tai įveikti? Sunkiausia gal yra ne statyba, o tai, kad komandinis darbas, kad susidraugauti su draugu, kad susirasti draugą ir kad su juo gerai statyti, kad su juo gerai sutart. Ir kaipgi pas jūs tas komandinis darbas vyksta? Ar gerai, ar nekyla jokių nesutarimų? Ne. Tai labai puiku. Sėkmės. Kaip sekasi dalyvauti? Gerai. Ir kaip manote, kas sunkiausia yra šiame renginyje? Gal kad nenumesti ir gerai pastatyti? O kaip pas jūs reikalai su komandiniu darbu? Ar nekyla nesutarimų dėl to? Ne. Tai labai puiku. Linkiu jums sėkmės. O kas jau pabaigėte ir susitvarkėte savo darbo vietą, sėdamės ant raudonų kėdžių. Jeigu jūsų statinį jau įvertino ir neiškonstravo. Kas visiškai pabaigė, sėdasi ant raudonų kėdžių. 16 taškų. Kiek čia yra? 100, po 100. Statinius užbaiginėjam laikas į pabaigą. Kas pabaigė, tvarkosi ir sėdasi ant raudonų kėdžių.
sekasi? Neišėjo? Kodėl? Ar nedirbo ar komandai nesisekė? Kodėl nepasiskirstė pinigų? Reikia komandai pasiskirstė. Nors dar kažkas tvarkosi, kažkas dar matuoja savo rezultatus, bet jau noriu sakyti savo pabaigiamąjį žodį. Tai labiausiai tai norėčiau jums visiems padėkoti už tai, kad sutikote sudalyvauti tokiame renginyje, technologijų dienoje leiskimės į vasarą. Apdovanojimų šiandien neteiksime dėl laiko stokos. Ką norėčiau jums pasakyti, tai norėčiau palinkėti turiningos, gražios ir pilnos nuotykių vasaros ir jums sakyti iki kitų technologinių susitikimų. Klausimas būtų, kaip vertinate mokinių kūrybinius gebėjimus ir komandiškumą? Manau, kad visi tikrai labai komandiškai dirba, nieks nesipyksta, visi labai draugiškai vieni kitiem padeda. Tai labai puiku. O gal jūs spėjote pamatyti ir kažkokį smagiausią ir geriausią momentą stebint renginį? Ne, turbūt. Tiesiog visi dirba, nelabai pastebėjau. Ir kaip manote, ką iš šio renginio mokiniai gali pasiimti ateičiai arba kad ir vasarai? Manau, aplamai visas šitas lego toks kūrybiškumas yra ir manau, kiekvienam tai didelis pliusas ir aš visiems labai pavydžiu, nes aš pati norėčiau tam padėlioti. Tai ir jūs galite prie kokios komandos prisijungti? Galėjau, dabar jau nebespėjau. Gerai, dėkui už atsakymus. Ant stalo kovoja rankos mažos, lego kalapėlės, krenta į jas dažnos. Bokštai kyla lyg dangų liečia, ketvirtokai šaukia, kas čia laimės šitą žaidimą įmes, šitą žaidimą. Krepšinio lentos iš lego detalių, kamuoliai skrenda kaip maži meteoritai. Kas daugiau įmes iš krepšį spalvotą, plojami aibės kaip per didelį paradą. Lego bokštai kyla aukštai, krepšinio taškai krenta žemai, šypsenos. Juokas pergalė saldi, širdyse vaikystė, žaidimų džiaugsmai. Vienas bokštas svyra, bet nepasiduoda, kiti taškus skaičiuoja, rankos neatslūgsta. Kiekviena detalė, mažytė svajonė, kas laimės, nesvarbu, svarbiausia draugystė. Lego kalotėlės mažos, pasaulio dalelės, krepšinio taškai, vaikystės pasakos kelias, šypsokis, drauge, juk žaidimas toks. Gyvenimas saldus kaip ledo blokas. Tai sveiki mokiniai susirinkę į technologijų dieną leiskimės į vasarą. Džiaugiuosi jūs čia matyti susirinkusius ir pasinaudodamas progą noriu pasveikinti jūs su artėjančia mokslo metų pabaiga. Ir čia jums vaizdžiai parodysime, kaipgi turėtų atrodyti jūsų krepšinio mechanizmas, kurį šiandien statysite lego rinkiniuose.
vaizdžiai video, kaipgi viskas atrodo. Noriu paminėti tai, kad atstumą tarp krepšio ir metimo galite reguliuoti štai čia. Sukonstruosite reguliuojamą mechanizmą, kuris galbūt jums padės pasiekti geresnių rezultatų. Pakomentuosiu, kasgi kurioje rungtyje varžysis. Kas gavote geltoną lipduką, tas varžysis aukštų statinę, štai čia ant scenos 30 mokinių, o kas gavo žalią lipduką, komandoje po 2 mokinius sėsis stotis štai čia ir konstruos Lego renginius. Renginio metu jokiu būdu nelaužykite Lego detalių ar jų kitaip negadykite bei kito inventoriaus. Komandoje privaloma būti komandiškai ir dirbti komandinį darbą. Salėje netriukšmauti, neišdykauti, elgtis kultūringai ir kai jūsų statinį jau įvertins, statinį iškonstruoti. Kaip sekasi dirbti komandoje? Ar nekyla jokių nesutarimų? Gerai, puikiai. Ir kaip jaučiatės dalyvaudami technologijų renginyje? Kokias emocijas patiriate? Geras. Kas renginyje yra sunkiausia ir kaip tai įveikti? Laikas ir reikia pastatyti labai sunkiai, kad nenuvirstų. Gerai, sėkmės jums statybose.
Ar patinka renginys? Jo, labai. Kaip statyti sekasi? Ar jau įpusėjai statyti, ar spėsi per duotą laiką? Man atrodo, spės. Tai labai puiku, linkiu sėkmės. Laiko lieka nedaug, 3 minutės, paskubam statyti. Jei jūsų statinį jau įvertino, galite jį iškonstruoti. O jeigu kažkas visiškai pabaigė savo užduotį, gali sėstis ant raudonų kėdžių salės gale. Mūsų renginys keliauja į pabaigą. Kažkas pabaiginėja. Stebime, kaip keliauja bokštas. Bokštas nesugriuvo kol kas. O gal bokštas ir nesugrius? Deja. Bokštas tikriausiai buvo. Taigi, o dabar norėčiau visiems padėkoti, kad dalyvavote. Apdovanojimus teiksime rytoj per padėkų teikimo šventę, jeigu tai galima įvardinti. Visi kažkiek ar mažiau esate laimėtojai. Tai norėčiau Jums palinkėti gražios, turiningos, smagios ir pilnos įspūdžių vasaros. Ir iki kitų technologinių susitikimų. Ačiū Jums. Ar teko spręsti netikėtus iššūkius arba problemas? Taip teko, nes būna įvairių ten. Sugriūna kažkas, pavyzdžiui, komandoje reikia, kad būtų 3 asmenys, bet būna kokie 2 arba 1. Arba vienas dirba, nedirba, tai čia būna kokie. Ant stalo kalnai, spalvoti blokai, statom bokštus, skamba juokai. Kas aukščiau, kieno rankos greitesnės, lego pasaulis čia svajonės begalinės. Statykime aukštai, kiek tik galim pasiekti, riedėkime toli, kur robotės mus ves, varžomės, juokiamės. Draugystė laimi, lego pasaulis, kur stebuklai gimsta kasdien. Čiuožyklos spalvotos, linijos tiesios, rogutės lekia. Čia jums ekrane bus pademonstruota, kaip turės atrodyti jūsų rogučių nuodėmės. Ir kaip tai veiks. Būtinai atkreipkite dėmesį, su kokiais ratais daromi bandymai. Jūsų rogės arba sukonstruota ratuota priemonė turės galiausiai nuskrieti, kaip ir buvo pavaizduota vaizdo įraše. Testuodami išbandykite įvairius scenarijus, kuris jums pasiseks geriausiai. Išbandykite įvairius ratus, o galbūt išvis be ratų geriausiai. Pabandykite nuimti rampą apatinę esančią statinyje,
ar išbandykite kitokius scenarijus. Kas gavote šį geltoną lipduką, tas statys bokštus, komandoje patirs mokinius, bokštų statyba štai čia. O kas gavo žalią lipduką, statys rinkinius porose. O dabar kaipgi bus sudaromos komandos? Kiekvienas savo rankoje turite po numeriuką. Numeriukas žymi vietą, prie kurios turėsite sėsti. Pavyzdžiui, visi trys, kurie turi pirmą numeriuką, kurie turi geltoną lipduką, sėdasi čia, kaip pavyzdys, kas turi kitus numeriukus ir turi žalius lipdukus, stoja štai čia.
Statymams liko apie 6 minutės. Jei yra statinius pabaigusių, kvieskite teisėjus, kad jie užfiksuotų jūsų laiką. Kas stato bokštus, kvieskite, kad matuotų. Pakelkite rankas, kas dar nėra pabaigę. Jau reikia užbaigti. Kas jau viską padarė ir yra nieko neveikiantis, sėda ten gale ant raudonų kėdžių ir laukia, kol viską užbaigs. Kas viską pabaigė, kad nesimaišyti kitiems. Kas viską pabaigė ant raudonų kėdžių, kaip sėdėjote pačioje pradžioje. Visi savo statinius kaip ir užbaigė. Kai kas sėkmingai, kai kas gal mažiau sėkmingai sudalyvauti vis tiek pavyko. Pagal planą apdovanojimai šiandien neveiksime, apdovanojimai bus įteikti rytoj, kartu su visomis padėkomis, kurias gausite iš mokyklos. Tai galiu pasakyti, kad visi esate laimėtojai, nes visi sudalyvavote. Noriu Jums palinkėti smagios, turiningos ir pilnos naujų žinių vasaros ir atsisveikinu su Jumis iki kitų technologinių susitikimų. Ačiū, kolegai, rezultatai rytoj per šventę. Jokių kalbų šiandien aš švenčiu, kol pasitiksime saulę iki pat paryčių. Jokių kalbų šiandien aš švenčiu, man priklauso pasaulis be jokių išimčių. Ką manai apie tokių renginių naudą mokiniams? Tai nauda, manau, kad labiau prisideda prie bendruomenės, taip labiau bendrauti jiems, jie linkę būna. Ar teko spręsti netikėtus iššūkius ar situacijas?
Šitam darbę, nu, kartais ten iškrenta rinkiniai, bet daugiau nieko. O kas labiausiai nustebino stebint mokinius? Tai kokius jie statinius pastato, kuriuose instrukcijose nebūna. Tai kūrybiški mūsų pradinukai yra. Tai ačiū už atsakymus ir sėkmės darbe. Taip, tai labai džiaugiuosi, kad susirinkote, nors ir negausiai, bet nors ne visų klasių, bet bent po porą atstovų dalyvavusių renginyje. Tai pirmasis klausimas jums visiems bendrai. Ar patiko renginys? Taip! Labai puiku. Ar norėtumėte tokių renginių daugiau? Taip! Ypač su mašinu. Atsižvelgsim į tai. Tai, o dabar matau jūsų galybę grožių čia, suneštų. Daug grožių turim. Tai dabar pradėsiu aš nuo šitą. Oi, dar ateina atstovai. Kokia čia klasė atkeliavo? Labai puiku. Tai, pradėsim nuo šitos pusės. Pusės aptarinėjimo mūsų klasų. Aš iš karto pasimsiu tą moliuką. Moti. Taip, tai kienogi čia trasa graži labai? O, trečia. Ir kokią jūs temą turėjote? Tema nuo Everesto viršūnės. Gražu, tikrai galima pagirti. Ir stebime, kaip jūsų trasa važiuoja. Puikiai nuo Everesto viršūnės. Taigi, čia turim antros B. Ir antra B, kokią temą antra B turėjo? Vandenynų. Labai puiku, žuvų daug plaukioja. Ir manau, kad pradžia yra štai čia. Super. Tikrai, kad vandenyno gelmės. Ir čia turime, matau, jau antrą C, kurie pridėjo netgi ir savo pavadinimą, kelionę vandeniu. Išbandome, kaip jį veikia. Ir čia netgi kamuoliukas gyvena. Galima dar kartą. Pirmos A. Ir pirma A turėjo kosminę ekspediciją. Ir turime pirmos A didingą kosminę ekspediciją. Ir kaipgi ta kosminė ekspedicija pas mus veikia. Veikia super. Tikra kosminė ekspedicija. Taip, labai puiku. Čia turime itin didingą antros D trasą. Čia antra D temą turėjo, jau spėjau, žinau kokią. Kokiągi temą antra D turėjo. Labai didinga kosminė ekspedicija. Ir kaipgi keliaujame mes kosmosu. Keliaujame ir nukeliaujam. O čia turime, kokiosgi klasės čia turime, trečios D. Ir kągi trečia D vaizdavo? Vandenyną. O, čia jau ir išbandys. Prašau. Nu, labai puiku. Jūs pasirinkote tokią netradicinę formą nei kiti. Labai geriu už išradingumą. Pirmos D turime. Sakė, pirma D nepristatys, bet mums tai niekas netrukdo trasos išbandyti. Trasa veikia puikiai. Čia gal taip turėtų būti, nežinau. Taip. Nu va. Per sunkus gal kamuoliukas buvo. Nu taip, gal geriau paliekam ramybėmis juos. Nenoriu sugadinti gražaus darbo. Čia turime trečios B ir trečia B pati išbandys. Stebime, kaipgi trečiai B pavyks pasirodyti. Čia jūsų buvo kokia tema, pirmiausia, pristatykite. Kosmosas. Ir kaipgi keliaujate jūs tuo kosmosu, pademonstruokit.
Labai sunkiai šitas mechanizmas veikia, ne visada išsiaiškinu. Ai, čia jūsų labai įdomus mechanizmas sukurtas. Nes mes darėm tik tai dviese, tai mes... Bet galiu taip pat pagirti už kūrybiškumą. Taip, tai ir kokią gi temą 3C turėjo? Ir pažiūrime, kaipgi jūs tuo vandenynu keliaujate. Nu, puikiai kelionė vandenynu. Gal ant pirmą C parekomenduos, kaip čia, kurią pusę statyti. Taip? Oi, atsiprašau tada. Ir bandom. Oi, pabėgo. Ir dar kartelį. Tai padėkoti galiu visiems labai už didelį kūrybiškumą. Visų trasos yra puikios. Ir turbūt visi šiandien puikiai praleidote dieną, ar taip? Tai labai džiugu. Tai apie mūsų trasas aptarėme, kaip ir sakiau, dar būkite nusiteikę atsakyti ir kelis klausimus, nes padarysim tokį kaip ir interviu. Ko išmokote dalyvaudami šiame renginyje? Pradėsiu nuo šitos pusės. Kaip sukonstruoti trasą, kurią galėtų riedėti kamuoliukas. Labai puiku. Išmokome pastatyti kamuoliukų kelią, kad nuriedėtų kamuoliukas. Džiugu. O kągi išmoko šita pusė, tuo jau pasidomėsim. Ką išmoko šis vaikinas? Išmokau, kaip čia, konstruoti didesnius statinius. Puiku. Na, reikia ir merginų pakalbinti, kągi merginos išmoko šiame renginyje. Išmokau, kaip, pavyzdžiui, sudėti mechanizmą, kad keliautų kitas daiktas. Labai puiku. O ką ši mergina išmoko? Išmokau konstruoti kelią, kad riedėtų burbuliukas. Koks buvo juokingiausias arba smagiausias momentas, kai dalyvavote renginyje? Nežinau, bet gal buvo tokių. Buvo tokių, tai bent jau tiek puiku. Gal kai nespėjom sudėti taip greitai konstruktoriaus ir labai bandėm greitai ir tai buvo juokinga. Ar pavyko visgi jį sukonstruoti iki galo? Pavyko. Ir ar gerų rezultatų pasiekėte? Pasiekėm. Tai labai puiku. Kokias mokinių emocijas pastebėjot renginyje? Įvairias. O geras ar blogas? Geras. Tai labai puiku, kad geras. O taip pat kitai mokytojai klausimą turiu, kas jums labiausiai patiko stebint renginį? Patiko vaikų iniciatyvumas, patiko vaikų kūrybiškumas ir atsakomybės prisiėmimas. Labai puiku. Visos savybės, kurias mes ir stengiamės ugdyti šiame renginyje. Kitas klausimas būtų, ar mokiniai, kurie paprastai ramesni, čia atsiskleidė kitaip renginyje? Taip, atsiskleidė ir dirbo, ir mes kaip pirmokai tai labai sunku buvo pasidalinti komandomis, kaip jie tenai dalinosi patys, šį kartą aš nekomandavau, kaip dalintis, jie patys dalinosi, kaip pasiskirstė pareigomis, ką darė, žodžiu, viskas labai pavyko puikiai. Tai labai puiku, kad pavyko įveikti iššūkius. O dabar dar tokį klausimą dabar sugalvojau. Kiek iš čia esančių kambaryje, neskaitant savanorių dalyvių, lankote robotikos būrelį? Tai manau, ar tie, kurie lanko robotikos būrelį, ar padėjo įgauti įgūdžiai būrelyje šiame renginyje? Padėjo. Kas dar nemačiau, kas dar kėlė ranką, ar padėjo įgūdžiai? Tokie, kokios įgavote robotikos būrelį? Padėjo, nes namuose mėgstu konstruoti Lego, tai kaip konstruoju robotikoje, kažko naujo sužinoju ir namuose tai pritaikau. Labai puiku. Ir kas dar lanko? Čia lanko žmogus? Labai daug ko nepadėjo, bet greitumo padėjo. Statau kelis metus jau, gal 5 kažkokius. Labai džiugu girdėti, kad esate dideli Lego mėgėjai. Taip, tai klausimas čia savanoriams, sėdintiems. Paklausiu tavęs. Ką manai apie tokių renginių naudą mokiniams?
Aš manau, kad jie daug ko naujo išmoksta ir jiem tai yra gerai. Ar sutinka dalyviai su šiais žodžiais? Tai puiku. O klausimas tau, ką labiausiai įsiminė iš šios dienos? Gražius atvejus vaikų ir Iššūkius man įsiminė, kurie kilo tavo darbe. rušiuot skaičiukus, nes kai kurių nebūdavo. Ir kartais išgirsdavau vardų, kai rašydavau. Ir viskas. Iššūkių buvo, bet juos tikrai žinau, kad pavyko išspręsti. Ar šis darbas, ši savanorystė jūsų išmokė kažko naujo? Gal jo, nes Išmoko naujo savanoriaudami. teisėjaut. Ir kaip jis sekėsi teisėjo darbas? Gerai. Visai. Ar patiko? Jo. Ar pastebėjai, kaip mokiniai keitėsi renginio metu, pavyzdžiui, tapo drąsesni ar kūrybiškesni? Gal kai jau po kiek laiko pradėjo labiau ten su kitais bendrauti, pastebėjau. Bendradarbiavimas atsirado, taip? Nes pat pradžiai nelabai ten bendravo, kiek mačiau. Bet paskui jau einant laikui pradėjo bendrauti. Šį renginio apibendrinimą, tokią diskusiją, kaip ir galime užbaigti. Dar kartą norėčiau Jums padėkoti visiems, kas sutikote dalyvauti šiame renginyje, kad išreiškėte norą, kad noriai dalyvavote ir įgavote naujų žinių. Tai dar kartą Jums smagios vasaros. Po renginio surengta paroda pastato foje ir foje visi gali matyti, kaipgi pasisekė mūsų pradinukams atlikti kūrybinę užduotį ir štai čia yra eksponuojami visi mūsų kūriniai, kuriuos sukūrė pradinukai. Kelelis tolimas, kelelis artimas, širdelė vėl skaičiuoja žvaigždeles. Naktis palaimino mano gyvenimą, mano žirgai mane namo parneš. Tai norėčiau dar paklausti keletą klausimų ir pačios robotikos mokytojos. Tai kas jums labiausiai patiko, kai stebėjote, kaip vyko renginys? Man labai patiko pats organizavimas. Ačiū Nojui, kuris viską sustigavo, surikiavo, kas ką turi daryti. Džiaugiausi širdėl labai savanorių darbu, atsakingų darbu. Na, o dar iš dalyvių pusės, tai labai džiaugiausi, kad mes pabandėm juos sumaišyti. Įvairių klasių vaikai poromis buvo arba po 3 suskirstyti. Tai visi kažkaip draugiškai dirbo, nesvarbu, kad ne su savo klasės draugu, bet sklandžiai pasiekė tikslą. Vieni pasiekė, kitiem gal pritruko laiko, bet džiaugiausi, kad vis dėlto tas pasiteisino. Susipažino, manau, tuo pačiu, pabendravo ir galbūt iš vienos ar kitos pusės pasijautė svarbus ir, atsakingas už siekiamą tikslą. Tai teko pakalbinti man, kadangi keletą dalyvių, tai tikrai buvo tų, kurie pareiškė, kad tikrai susipažino su naujais draugais ir renginys patiko. Tai, o kaip manote, ką mokiniai iš šio renginio gali pasiimti ateičiai? Ateičiai, tai vis dėlto, kai kam buvo gal ir pirmas kartas dirbant su šiais rinkiniais, o ką pasimti, tai vis dėlto ta bendrystė, bendravimas, susipažinimas su draugu ir skirstymasis darbais. Kokių iššūkių kylo organizuojant renginį ir renginio metu? Iššūkis buvo tai laiko stoka pasiruošimui, kadangi mokykloje vyksta daug renginių, tai mes turėjome
galimybę tik susinešti prie salės, bet neturėjom galimybės visko susidėlioti. Todėl buvo mums labai sustiguotas tas laikas ir pati pirma pamoka su pirmokais, tai buvo iššūkis dar pabaigti organizacinius reikalus ir jau vesti užsiėmimą. Ir va čia įrodė, kad labai devintokai su penktokais matė, kur kam kokios pagalbos reikia, tai prilėkė, padėjo. Tai va šitas labai mane džiugino. Ir ta patirtis, jau daug metų tai stengiuosi leisti, kad iš vyresnių mokytus mažesni, tų visokių organizacinių, tiek konstravimo, tiek kad vieni iš kitų mokytųsi ir praturtintų savo žinių bagažą. Tai tikrai galiu pritarti mokytojai, kad tikrai iššūkių kylo pirmos pamokos metu, kai pasirodė pirmokai. Teko priimti skubotus sprendimus arba kažką pergalvoti, kad toliau renginys pasisektų puikiai. Ir kuo toliau paskui viskas sklandžiai. Kuo toliau, tuo sklandžiau vyko tas renginys. O kaip pirmas mūsų toks masinis renginys, aš užskaitau ir labai gerai sakyčiau, nes pasiekėm tikslą tiek su vienais, tiek su kitais. Ir dar labai smagu, kad jie ir spėjo išrūšiuoti, sudėlioti didžioji dalis. Tai tikrai mokytojai noriu padėkoti tiek už pagalbą organizuojant renginį, tiek už patį galbūt idėjos išpildymą netgi norėčiau padėkoti ir ačiū už atsakymus. Ačiū Jums visiems savanoriams ir ypač Nojui, kuris nesibijo ir atiduoda šitiek brangaus savo laiko. Bet manau gyvenime tos žinios, visa patirtis tikrai pravers. Ačiū. Na va, apžvelgėme, kaip birželio 2 dieną vyko technologijų diena Leistumės į vasarą. Tik gaila, kad nepavyko įamžinti vykusių apdovanojimų, nes jie vyko sekančią dieną, nei renginys. Bet vis tiek labai noriu padėkoti Kupiškio rajono savivaldybei už tai, kad prisidėjo prie apdovanojimų. Tikiu, kad užrašinėmis ir tušinukais laimėtojai džiaugėsi. Buvo be galo smagu organizuoti šį renginį, buvo be galo smagu jį vesti ir dar smagiau buvo prisiminti akimirkas, kuriant šį renginio filmą. Dar kartą norėčiau padėkoti visiems dalyviams, mokytojams, kad išreiškite norą sudalyvauti, o didžiausia padėka keliauja būrelio mokytojai ir mano savanoriams, be kurių šis renginys vargu ar būtų išvydęs dienos šviesą. Taigi, kaip ir sakiau renginio pabaigoje, iki kitų technologinių susitikimų. Taip pat kviečiu prenumeruoti šį YouTube kanalą, nes jame nuguls dar ne vienas su renginiu susijęs vaizdo įrašas. O dabar ačiū už dėmesį.